Nu, tokiai komandai kaip CSKA mes nusiteikinėjom kiekvienom rungtynėm ir užduotis, aišku, pas mus laimėti kiekvienas rungtynės. Jeigu mes pralaimim kažkokias rungtynės, tai jau čia tai aišku, atvažiavim nusiteikę stengtis kaip galima geriau sužaisti. Tai yra labai svarbu dėl pozicijos VTB lygoje, kadangi pirma pozicija patenka ten toliau be papildomų visokių play-offų, tai aišku, sutaupom energijos ir visą kitką, todėl, aišku, mes vertinam Lietuvos Rytą, galvojam, kad tai Eurolygos lygio komanda, tai nepasisekė šį sezoną, kad ten nežaidžia. Ir sunkiai žaidėme su jais Maskvoje, 3 lygus 5 minutėm iki galo dar buvo apylygis rezultatas, paskui mums pavyko atitrūkti, taip kad galvoju, kad bus su, aišku, dideliu fano Lietuvos Ryto palaikymu, bus geros rungtynės. Bet dabar jau visi sveiki, ar ne, komandai? Taip, galų gale pas mus visi sveiki, esam normalioj tokiam darbiniam geram ritme, ruošiamės, aišku, su nekantrumu Eurolygos top 16 ir kaip sakant. Tai dabar jau gal mėginsit netempti naktį, sakykime, nelaukto ketvirto kėlinio, kad išspręsti reikalus. Tai visi taip norėtų, bet taip nesigauna, aplinkui daug gerų komandų, daug gerų žaidėjų ir tas pats Rytas negalima nuvertinti, jie žaidė lygiai gražias rungtynės su Žalgiriu, ten kažkur buvo atkarpa nepavyko, o šiaip buvo visą laiką lygios rungtynės, taip kad kaip jos susiklos rytoj niekas nežino. Teko matyti su Žalgiriu? Taip. Dėsningas rezultatas jūsų nuomone pagal komandų lygį? Rytas labai priklauso nuo žaidėjo ir buvo momentas, kada gerokai pristabdė į žaidėją, kada jis ten prametė metimų ir jie atitruko. Kokia dabar Kirilenkos forma yra atsigavęs? Nu, negaliu sakyti, kad 100% jis jau atsigauna. Nu, mes atvažiavom, kaip sakant, turim 15 žaidėjų, tai 3 tik neatvyko, bet visi, kurie norėjo, visi įrašyčiai. O Ramūnas ir Darijušas? Taip, visi. 100% gali žaisti? Nu, Ramūnas taip, aš jau labai patenkintas, Darijušas buvo kurį laiką traumuotas, bet dabar jo forma visą laiką pastebimai gerėja. Treneri, kol Kirilenka svarstė grįžti ar negrįžti į NBA, jums turbūt ne viena nervų ląstelė sudegė. Kiek ant kortos pastatyta? Man visiškai nesudegė nei viena ląstelė, nes tenai spėlioti iš tirščių, jis pasiliks ar nepasiliks. Yra labai geras žaidėjas, kuris kiekvieną komandą daro geresnę ir kadangi mes būrėm šitą komandą be Kirilenkos, mes nesitikėjom, kad jį turėsim, tai pergyventi, ar jis ten liks ar neliks, nebuvo visiškai jokio pagrindo, bet aišku labai džiaugiamės, kada jis liko. Kirilenka liko ir rezultatai, ir sudėtis, ir ekspertai, ką kalba, viskas byloja apie tai, kad turite laimėti Eurolygą šiais metais. Neperšokęs griovį niekada nesakyk ko. Aš dar kartą sakau, yra labai daug aplink gerų komandų, yra komandų, kurios nesiskiria nuo mūsų sudėtimi. Aš galiu paminėti pirmoje eilėje Barceloną, ar ten Realą, ar ten Maccabi, ar ten dar kažkokias kitas komandas. Aš galvoju, tas pats Žalgiris yra labai gera komanda ir jie žaidė labai geras rungtynės, ypač Kaune su mumis. Ir mes žaidėm labai geras rungtynės, buvo tikrai didelis krepšinis. Ir galbūt tai, kad jie labai tikėjosi, labai statė didelės viltis, išmušė kažkiek juos iš ritmo, bet jie dabar atsigauna ir pamatysit, dar visko čia bus. Taip, o kitas dalykas, kiekviena komanda gali sezono metu turėti ir blogų dienų, ir blogų rungtynių, nuo to niekas neapdrausta, reikia stengtis, kad to nebūtų, taigi čia per anksti kalbėti. Čia, kaip jums, žurnalistam kažkaip pašmaikštauti. Bet kokia kita vieta, nei pirma vis dėlto turbūt Maskvoje kaip nesėkmė būtų, jaučiat tokį spaudimą? Be abejo, užduotis statomos pačios aukščiausios. Treneri, pernai praėjusią sezoną teko kelti iš duobės, CSKA šiemet jau viską reikia laimėti, viską iš eilės. Kada sunkiau, sakykime, jums pačiam? Ir tenai buvo labai sunku ir čia tas yra spaudimas, bet jeigu aš sakiau, kad praeitais metais buvo blogoj vietoj, blogų laikų ir mikroklimatas, viskas aplinkui buvo praktiškai sugriuvę, tai šiais metais yra gera komanda, yra geras mikroklimatas, yra rungtynių, kada tau žaidėjai tiesiog gali padėti, nes dideli žaidėjai aplinkui ir šią prasme yra lengviau. O
sporte yra toks dalykas, kad užduotis visą laiką tos pačios, laimėti, nesvarbu ar ten silpnesnė komanda ar stipresnė komanda, kur tu bedirbtum, visi nori laimėti. Jūs pats planuojat? Dar kokių porą klausimų, nes manęs autobusas laukia. Su artimaisiais planuojat Vilniui? Jo. Ar užsuksit pas juos, ar jie pas jūs? Ne, aš užsuksiu, kodėl aš grįžau namo.